Tai va, tai galima pakrauti vandenį. Dabar toks klausimas, atsiprašau labai. Jeigu daryt vandenį pagal Emoto tą principą, tai ar reikia jį šaldyti? Aš tokį klausimą girdėjau viešoje erdvėje. Ar užtenka tą užrašą uždėti ant buteliuko ir ta informacija jau yra vandenyje ir kristalai tada jau pati molekulė reaguoja? Ar vis dėlto reikia šaldyti? Ten mačiau dar paveikslėliuose su ryžiais. Ryžius kažkaip tai naudoja tam, kad sustiprinta efektą. Kaip čia iš tikrųjų yra? Nu, ten gal ir kažką naudoja, bet jo šiaip technologija yra paprasta, bet iš tikrųjų po to reikia pakrovus vandenį, toj pat reikia jį sušaldyti. Įmamas pusę gramo, nu pusę mililitro vandens porciją. Ir jinai greitojų šaldymų sušaldoma. Sušaldoma panašiai prie minus ar 30 ar minus netgi 60. Prasme, greit sušaldoma. O paskui išimtas tas pavyzdys, po truputį nudedamas, kaip sakiau, po mikroskopo lęšiu. Ir ta lemputė, kuri pašviečia vaizdą, jinai šildo po truputį ir lydo tą kristalą. Ir va tokiu būdu išryškėja arba neišryškėja tas kristalas. Taip, bet tarkim, uždedi užrašą, ten, kad programą ir įdedi į šaldiklį, galima tą buteliuką į paprastą šaldiklį. Ne buteliuką. Tu imi po tam tikro laiko, sakykime, ant pusės valandos ar netgi visos paros su tuo užrašu. Tu imi su pipetė, paimi greitai mėginį, dedi, kaip sakoma, į šaldymo tą specialų indelį, kad sušaltų tas lašas. Pusę gramo ir greit šaldai. Čia būtent tam, kad nes vanduo greit persikrauna. Patenkęs į kitas sąlygas, jis persikrauna. Čia reikia tam, kad staigiai jį užrakinti tą informaciją. Taip, bet buitiniam sąlygom, tai kas yra? Šaldiklis? Nu, šaldiklis galbūt, bet čia aš manau, kad jie šaldydavo, turėjo prietaisą. Nu, dabar yra matricos tokios, tos veikia peltyje efektų, žinot, tokio yra šaldymo kvadratėliai, jo naudojami mašininiuose šaldytuvuose, be kompresoriniuose. Va ten yra puslaidininkiniai šaldymo elementai. Nu, tai paimam, sakykime, mes kažkokį tai matyti ar plasmasinį, ar kokį ten specialų induką ir dedam jį iš karto ant tos ir iš karto įjungus srovę, aš manau, ten labai staigiai sušalo. Mažam tūryje, tiesiog izoliuotam. Sušaldama, paskui tarp kito mikroskopuotojas tas irgi sėdi prie minus 5 laipsnių. Kad pats kristalas netirptų. Tirpdo tik tais tą lemputę. Ten tam tikras pakankamai ilgas, matyt, laikas turi būti. Bet taip išeina, kad pats vanduo tos informacijos, jeigu neužšaldo jo, tai jisai ilgai neišlaiko. Neišlaiko. Vanduo yra toks, kaip žinote, kaip čia pasakius. Į kokias rankas papuolė, tai tokia melodija ir gieda. Tai va, tai... Jeigu geri arbatą, tai geriau iš savo delno gert tuo momentu ir užkrauti savo... Ne, jūs toj pat tu galit, matot, kas yra. Dar vienas efektas. Vanduo virš 75 laipsnių jau nepasikrauna. Todėl, kad tų vadinamų klasterių susidarimas dėl to brauno vadinamo temperatūrinio judėjimo, jis greičiau suyra, negu kad susidaro. O žemiau 70 jau vandenį galima nors trumpam, bet įkrauti. Ir dažniausiai išlaiko, kažkiek tai laiko dar tą. Ir tuo naudojamės, kai mesgi kalbėjom tada apie konservavimą. Atsimenat, kai sakiau, paragaukit vandens 70 vandenio užkaitinkit, yra dabar tie netgi virduliai, kur su fiksuota temperatūra. Iki 70 užsivirinkit ir iki kokių 80 ar 90, tai nelabai svarbu. Ir skonis skiriasi iš karto. O užvirinkit, man atrodo, dar žemesnė temperatūra yra. Vat jau ten vėl bus kitas skonis. Arba vekuojat, kaitinat iki 70, o kiti receptai reikia 80. Irgi bus skirtingas skonis vaisių. Jau 80 bus visi kaip virinti. Nu, ta prasme, kaip jau. Iki 100 praktiškai nebesiskiria paskui skonis. Nu, su to išsiaiškinom. Dabar, tęsiant apie vandenį, dar tokie klausimai... Dabar dar norėčiau pasakyti, šitos harmonizatorius dar galima pabandyti patirti, ant kiek jų yra kokybiškos tos programėlės, ar ne?
galima pabandyti pakrauti su jais vandenį. Ir vat išjungus prietaisą, tada va tą vandenį išgerti. O, geras. Prieėjus. Tai geras. O šitą pabandyti. Tai šitaip galima pabandyti atsikratyti šitos, nors irgi įsirašys, aišku, kažkas tai ten įsirašys iš tos elektronikos. Galbūt švino informacija, lydmetalis, ta prasme, ten. Gal dar kažkas tai, bet vis tiek gali būti, kad efektas gali būti geresnis. Vienkartinis. Tai va, tai... Tai o šiaip tai aš sakau, aš tokius bandymus esu daręs, vienas iš mano harmonizatorių yra specialiai padariau, gal daugiau dėl bandymo, bet gavosi labai puikiai, kada iš homeopato paruošto žirnelio įrašiau informaciją. Pirmiausia, visą pagal savo metodą ir sukūriau šio sustiprintą įrašą, kuris jau vadinasi harmonizatoriumi. Puikiausiai gaunasi, žodžiu, įrašyti mes iš tikrųjų galim viską. Ir aš, sakykime, vedu ir seminarus tokius, kur moko žmonės netradicinės tos homeopatijos, kaip tarp kitko garso arba šviesos bangų pagalba irgi gauti homeopatinis tuos preparatus. Kitaip sakant, medžiagų įrašus. Tik tais, žemadažnius, plačiajuosčius, arba žymiai siauresnio dažnio juostos ir sakykime, tokius labiau koncentruotus, kurie atitinka taip vadinamą didelio praskiedimo. Atsiprašau, didelio praskiedimo laipsnio, žodžiu, preparatus. Tai va, nes kuo didesnis bangos dažnis, tuo didesnis gaunasi tas vadinamas lygtai praskiedimo efektas. Supratom. Taip, dabar dar čia klausimų bus ir klausimai bus apie štai va šitus dalykus. Čia yra orgonitai. Žmonės juos gaminasi patys, bet yra ir pardavime fabrikinių gaminių. Ir, rašoma internete, kad orgonitai yra unikalūs bioenergetikos prietaisai skirti pagerinti jūsų gyvenimą ir sveikatą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Orgonitai yra unikalios bioenergijos prietaisai skirti mūsų sveikatai ir taip toliau. Kas čia per daiktas, kaip jisai veikia ir ką tu apie tai galvoji? Ir man teko susidurti su šitas energijom. Čia buvo galbūt vieni pirmųjų mūsų ir bendrų tyrinėjimų su kitais bioenergetikais ir buvom padarę tokią išvadą vis tik tai, kad tai yra tiesiog teigiama energija, kuri suprantama, kaip sakiau, kitose kultūrose kaip kiči arba prana. Tai yra vienas iš pranos diapazonų, kaip dabar paaiškėjo. Nes aš užsiėmiau šitos energijos tyrimais ir supratau, kad kada mes, sakykime, baigiam energijas tenais rikiuoti pagal įvairias mūsų prieinamas, sakykime, visokias skaičiavimo sistemas, pagal energetinių centrų spinduliavimo dažnius, sakykime, paskui yra taip vadinamų šviesos įvairias spalvių energijų dažnumai yra. Ir kur visos spalvos baigėsi, ten prasideda aukšto dažnio prana, kur yra jau bespalvė. Prasme, aukšto, paskui ten super. Iš tikrųjų, aš ten net nebeskirstau, yra tiesiog diapazonai. Yra diapazonas, kuris apima, kaip 10 kartų. Kada pranos dažnis padidėja 10 kartų, skaitau, kad perinam į sekantį diapazoną. Kaip dažnis būtų, sakykime, kaip ir bangos buvo, ar ne? Šitam plakatė kažkas panašaus yra. Centimetrinės, taip ir taip toliau. Tai dabar, kokių mes galim turėti? Tai man teko irgi sukurti seriją tokių, sakykime, savo harmonizatorių, aišku, aš kūriau, ne orgono pagrindu, tiesiog harmonizatorius, kuris gali jums sutransliuoti jums reikalingo diapazono, taip vadinama, sakykime, aukštos dažnio pranos.
Nu, va, pas mus gyvybėje yra naudoja taip pat visokius dažnius, kaip mes žinom, tai yra ne vienas dažnis, ta prana yra ne vienas dažnis, tai yra tam tikra dažnių juosta, nu rinkinys tiesiog. Tai va, tai dabar vienas iš tų dažnio juostų, kaip pasakyti, nuo tam tikro iki tam tikro, ne? Nu ir buvo pavykę pagauti daktarui Reichui ir jisai vat suprato, kad yra negatyvinė energija, tiksliau sakant, jos trūkumas arba atėmimas. O ten negatyvinės organo energijos iš tikrųjų nėra. Tai yra tiesiog, matot, kur apačioje parašyta, organas negatyvo. Negatyvo, aha. Ir per ten paprasčiausiai jis tą energiją įsiurbia. Tai reiškia, jis dirba, va šitas piramidė, tarp kitko dirba kaip energijos siurblys. Per apačią siurbia, per briaunas ir daugiausia per viršūnę išmeta. Tai va, taip, kad organų negatyvinės tokios nėra. Yra tiesiog jos, kaip sakom, nusiurbimas paprasčiausiai. Tai va, tai... Retransliacija, tiesiog iš kažkur taip, iš vienos vietos ima, sukoncentruoja ir išmeta, sakykime, koncentruotų spindulių. Nu, tame tarpe ir mes piramidės irgi buvom atsisakę anksčiau, nes piramidė turi vieną gana, taigi, mažai malonų tokį reiškinį, kad jinai visų pirma turėtų būti suorientuota pagal pasaulio šalis. Nes jeigu jau ten virš 15% laipsnių paklaida yra, jin pradeda tokį daugiau chaosą gaminti, negu kad kažką harmonizuoti. Nu, tai toliau, jos pietvakarinis kampas, maždaug tas, kuris dabar nesimato. Jeigu įsivaizduokit, kad čia, kur yra apatinis tas žmogelis, su ten kažkokia truputį geltonesnė negu kad oranžinė energija. Jeigu čia būtų šiaurė, tai kaip tik tas kampas, kur nesimato, žodžiu, būtų pietvakarinis. Ir ten susidaro mirties, kaip vadinamas, spindulys. Ten irgi yra negatyvas. Nu, ta prasme, jis yra vampyrinis. O visi kiti trys būtų po vieną pliusą, ten būtų -3. Ir plius po piramidę. Po piramidę yra viskas, tai yra pavojinga atsidurti po piramidę. Ypač kas, sakykime, bandys važiuoti į, sakykime, Egiptą galbūt. Ten atsidurti po piramidę, jūs netenka ten energijos. Plius ten reikia koridorių, kai einat, reikia žinoti, kaip sukiotis. Pavyzdžiui, jeigu jūs einat koridoriumi, ten visi koridoriai eina iš šiaurės į pietus. Jeigu atsisuksit į vakarus, taip pat gausit, busit nuvampiruoti. Negalima stovėti atsisukus į vakarus. Ten daug tokių niuansų ir užtat su piramidėm žiūrim, kad žmonės gali prisižaisti. Pavyzdžiui, pasistato žmogus piramidę dabar, kaip matau čia, aukštai. Taigi, prieėjus čia prie šitos vietos, visa pačia bus čia, vienas negatyvas. Jin kaip minimum turėtų stovėti ant žemės. Ir dabar arba mes įsivaizduokit gyvenam daugia aukštyje. Žmogus, kad ir ant žemės pasidės, o apačioje tai kaimynai gyvena. Taip. Taip, kad aš pažiūrėjau, galima piramidės naudoti, bet jas reikia praktiškai pakasti po namo pamatais. Ir tada, kad jos ten kažką bandytų spinduliuoti. Ir kad pietryčių kryptim ten negyventų nei žmogus, nei koks ten šuo būtų pririštas pas kaimynas. O tarp kitko, jūs galite pasižiūrėti Gizos piramidžių schemą. Šiaip internete yra daug kur iš paukščio skrydžio parodyta. Ir matosi, kad rytiniai tų Gizos piramidžių komplekso pusė yra Kairas ten už upės. Ta prasme, į šiaurę kaip tik matosi prakalti ten tie įėjimai. Ir vakarinėje pusėje tenai jų yra taip vadinamas mastabos, arba kapinės, kur jom ir vieta. O tas pietrytinis kampas gavosi taip, kad Cheopso piramidė žiūri Chefreno piramidės kampą ir tas, kaip sakoma, tie 3 minusai truputį 1 pliusu atstojami.
Toliau sekanti piramidė, ten ta vadinama Mikerino, vėlgi yra beveik tiksliai kampą žiūri. Nu ir tie visi negatyviniai kampai žiūri į dykumą. Ten daugiau nieko nėra. Praktiškai. Tai va, tai su šitom energijom čia reikia, nu kaip sakyti, su piramidė tai iš tikro galit atlikti kažkokius tai pratimus, va, sakykime, trūksta energijos, paimat pirštą, prigalūdžiat prie viršūnės, pasikrovėt. Bet kai baigėt savo, kaip sakoma, ten eksperimentus, nuverčiat piramidę ant šono. O tada išsijungia. Nebedirba. Nu, daug kas namie laiko piramidės, taip, ir mažos piramidės, iš kitų akmenų, taip, ir laiko kaip apsaugą kažkokią, tai arba kaip tą patį apsaugos kažkokį tai susikūrė tokią erdvę, naudodami tas piramidės. Nu, čia nuo žmogaus priklauso, nuo jo poreikių. Viskas tvarkoja, viskas tvarkoja, bet reikia žinoti piramidžių iš tos, kaip sako, pliusus ir minusus. Įsivaizduokit, jūs netyčia pastatėt ant Hartmano mazgo. Ojei. Piramidės poveikis sustiprėja kelis, jeigu ne keliasdešimt kartų. Priklauso nuo to mazgo, ant kokio pataikysi. O jeigu dar ant to, kuris yra kas dešimtas, pavyzdžiui, sustiprintas. Nu va, taip kad, sakau, galima su jom prisižaisti. Aš nerekomenduoju netgi daryti orgono šitų generatorių piramidės formos. Jau geriau šitie pusrutuliai. Tie tokie bandelės tokios. Jo. Antras dalykas, dabar jie ten visokie madingi, jie bando tą orgoną imti iš visokių mineralų, traukti, iš metalinės drožlės bando naudoti. Nu, jie ten iš tikrųjų nėra labai geri generatoriai tokie. Jeigu nori efektyvaus generatorius, tai aš jums duosiu paprastą schemutę. Įsivaizduojat, kaip padarytas plokščiasis kondensatorius. Žodžiu, metalinė plokštelė, toliau eina dielektrikas, vėl metalinė plokštelė, vėl dielektrikas, metalinė dielektrika, taip? Tai tam, kad surinkti, ir kuo skiriasi orgono vadinamasis surinkimo kondensatorius nuo elektrinio, kad paskutinė plokštelė bus, šiaip yra neporinė, metalinė su išeinančiu antruoju kontaktu, taip? Nes iš pirmas ir iš antros išeina kontaktų. Tai šiuo atveju paskutinės metalinės plokštelės ir nebus. Va, ir jūs turėsit kondensatorių, kuris labai efektyviai surenka orgono energiją. Ir vat iš to pirmos... Kiek turi būti sluoksnių? Kuo daugiau ir kuo didesnis plotas, to bus daugiau tos energijos. Tai vien britvutės ir degtuko neužteks, čia reiktų didesnio daikto. Nu, gal ne, jūs galite padaryti paprasčiausiai iš popieriaus, bet popieris turėtų būti, nu, šiuo atveju jis nelabai gyvas yra, taip kad vaškuotas popieris, atsimenu, taip sakė, vaškuotas popieris ir... Sviestinis popieris. Nu, sviestinis, tai va tinka sviestas arba vaškas. Matot, kas yra? Turėtų būti organinė medžiaga, tikra organinė, ne plasmasė. Tai va, tai jeigu iš tikrųjų išvaškuosit popierių, tai bus labai efektyvus, tarp kitko. Vat, ir iš to popieriaus iškarpyti, naudoti kaip dielektriką. Nu va, o metalas tai gali paprasčiausiai aliuminio folija, kurią vat, jūs dabar rulonais pardavinėja bet kuriam markete. Prisikarpyti kvadratėlių, va, tik tai jie neturėtų užsitrumpinti, ta prasme, kad dielektrikas turėtų būti pagal išmatavimą platesnis už metalą. Va, ir kuo daugiau tų sluoksnių, to bus efektyvesnis ir didesnį potencialą sukurs šitas orgono kondensatorius. Tai va, tai dabar tuo ir skiriasi, kad jeigu mes imam, nu, ten, sakykime, stiklą, tai nesigaus orgono surinkimas, vat, iš gyvos energijos, vat, norit surinkti tą gyvąjį orgoną, tai reikia naudoti ir dielektriką iš gyvų medžiagų padarytą. Tai va, tai geriausia naudoti, nu, vienas, sakau, iš efektyviausių, tai yra vaškas šiuo atveju. Nu, kiti irgi, ten, kaip sakau, tik ir sviestas tiks, manau, net ir taukai tiks ir panašus dalykėliai. Nu, va. Nu, ir atitinkamai ten gali būti ir pagal plotą.
Nu, paskui galima, aišku, tokį kondensatorių, jeigu jūs judėsit į piramidę, tai galite padaryti, kad 10 cm piramidė dirbs kaip kelių metrų piramidė. Tai viršūnę sujungti su, sakykime, su pirma ta kondensatoriaus plokštelė ir jisai bus viduj piramidės. Bet sakau, tokia piramidė taip pat gali daug kartų žymiai labiau pakenkti. Gerai, bet dabar tie kondensatoriai ir organito kondensatoriai, ką jie daro? Nu, čia tam plakate yra daug parašyta, kad padidina energiją, nuramina, kad ten gerai miegoti, augalams padeda, nekenkia arba apsaugo nuo visokių mikrobangų krosnelių ir taip toliau. Kaip čia tas poveikis toks stebuklingas atsiranda? Ar čia iš tikrųjų taip yra, kaip pavaizduota tame plakate? Tuo pačiu, tai yra tas pats, kaip kad jūs gautumėt papildomą maitinimą, pagerint. Nu, ir va šitos visos energijos, žodžiu, visos šitos energijos, jos atminkit, Dingo Edmundas nuo ryšio, negirdžiu. Dingo. Dabar jau vėl yra? Jo, dabar gerai. Aha. Žodžiu, šitos visos energijos, jos pamaitina žmogų. Nu, kaip ir maisto medžiaga. Įsivaizduokit, kad lygiai tos pačios, va, jeigu jų dabar vaškas, nu, tai jūs reiškia ir valgysi, pavyzdžiui, medų. Tai jos kažkiek tos gyvybinės energijos sako, nu, gyvas maistas, iš kur tas atsirado posakį. Nu, tai va, ten lygiai ta pati bus jūsų vadinamoji gyvybės energija, kurią čia pavadino prana, kiti pavadino, atsakau, orgono. Kadangi nežinojo, kad čia yra tas pats, kas yra prana. Arba ta pati gyvybės energija, kuri randama, sakykime, gyvuose produktuose. Kada jūs valgot vaisius šviežius, gerai šviežias sultis, ten, nu, sakykime, valgot ten daigintus grūdus ir panašiai. Be kulinarinio perdirbimo, kuris po truputį tą energiją ištaško, išblaško ir išima. Tokiu būdu iš ten pašalina. Tai va, tai dabar, žodžiu, šiuo atveju jūs gaunat koncentratą. Tos energijos koncentratą, kuri gali, sakykime, silpnam ligoniui padėti atsigauti, atstatyti jėgas po kažkokių tai sutrikimų, po ligos. Va. Bet problema kokia yra? Jinai neturi savo, kaip sakoma, savo intelekto šitą energiją neturi. Čia kaip į kiaurą kibirą gali pilti, kol pili ten truputį yra, kai tik nebepili, jis vėl tuščias. Tai va taip, kad aš savo laiko bandėme juos pasidaryti, pasižiūrim, kad jin problemų nesprendžia. Ta prasme, jeigu žmogus turi kažkokį tai, sakykime, nu, sužalojimą, ten, sakykime, jo ten laukas iškraipytas yra, sakykime, eterinis laukas sužalotas lieka, ranka, pavyzdžiui, susilaužėt, sugijo, o, sakykime, jūsų tas laukas lieka sužalotas. Nu va, ir vis tik buvo nueita toliau, mes bandėm vis tik kurti kitą principą paėmę, žodžiu, kad reikia, kad jeigu mes kuriam harmonizatorių, tai kad jis ir taisytų problemą. Ne tik maitintų, bet ir taisytų. Nu tai va, to principo aš ir bandžiau va, visus savo harmonizatorius kurti ir pavyko. Yra, va, sakykime, tas mane dabar ten toks, kuris daugiau pamaitina, bet problemų mažiau sprendžia, bet maitina bent jau gerai tvarkingai visas proporcingai, sakykime, energetinės struktūras. Tai toks yra mano X vadinimu. Va, kuris iš tikrųjų veikia per kamieninės ląsteles ir dėl to tas kūnas gerai atsigauna. Nu ir yra tas mano, sakykime, šry. Tai va, jis dirba jau su problemomis. Jis kaip tyčia, va, žmogus kaip paima į rankas, va, kokie atsiliepimai, įkabina pirmą jo problemą, pačią svarbiausią. Ir pajaučiam. Va, tiesiog... Bet netitinka taip, kad jeigu yra problema, tai užaštrina tos problemos buvimą. Ten, pavyzdžiui, jeigu uždegiminis procesas, tai tas uždegimas jau iš lėtinių pavirsto į ūmų. Nu, iš principo, jeigu mes norim išgydyti, visus lėtinius reikia padaryti ūmiais, todėl kad, pavyzdžiui, pas ką yra
kažkoks lėtinis uždegimas, tai reiškia, kad tai yra kaip kaip dabar sako, tas susitarimas tarp kūno reiškia ir ligos, kad aš tavęs daugiau nejudinu, bet tu manęs irgi ne. Ir gaunas toks pusiau gyvas, pusiau nežinai. Taip. Tai va, jeigu norima ją susidoroti, tai reikia ją daryti vėl aktyvę, bet esmė, kad padeda po to įveikti ją. Bet ten, kiek aš supratau, tai ne taip staigiai ten jis jau aktyvuoja. Daugiausiai imasi tokių, kurie yra, pirmiausia, sakykime, širiantros harmonizatorius, kurį aš pagaminau, tai jisai daro eterinio kūno pokyčius. O mūsų kūnas jis ką daro fizinis? Jis kopijuoja jį. Ir iš tikrųjų mūsų kūnas jis auga tik tais dėl to, pavyzdžiui, kodėl mūsų rankos, kaip ir vienodo ilgio. Plius minus, aišku, ten milimetro tikslumu. Gal ir ne lygios, bet šiaip lygios. Todėl, kad mūsų energetinis brėžinys, kas tai yra eterinis kūnas, yra toks. Ir atitinkamai vaikai sako, užauga be rankų, ten be kojų, arba ten dar kažkokie sutrikimai yra, ten pirštų trūksta, arba per daug pirštų. Kodėl užauga ten, sakykime, vaikai su 6 pirštais ten žmonės? Todėl, kad pasibrėžinys toks. O ląstelės jos savo tokio jos kaip ir mielės, į kokį indą supyliai, tokiam ir rūksta. Tai čia lygiai tas pas mūsų ląstelės, jos neturi savo to organizacinio proto, jos turi savo tą vidinį, sakykime, kažkokį tai intelektą. Bet jos neturi organizacinio. Tas organizacinis joms yra atsiunčiamas. Tai yra mūsų eterinis kūnas, kitaip sakant, tai mūsų yra tas struktūrinis brėžinys, kuris ir yra tai mūsų visatos hologramai. Čia kaip Blavatsky sako, efirный двойник, čia yra tas. Čia yra eterinis, galima sakyti, anterininkas. Tai mes užstatį ir vadinam eteriniu kūnu. Ir jeigu jis yra sužalotas, tai ateityje tas sužalojimas išryškės fiziniam kūne. Tai toks aplinkinis šiek tiek būdas, bet jisai gana veiksmingas. Dabar mes sužinojom, kas yra organas ir kaip prieš tai kalbėjom, tai yra tam tikra pranos rūšis arba dalis pranos, ar kaip čia dabar teisingiau pasakyti. Kas yra organas ir kaip tą matė Reichas savo eksperimentų metu. Jisai tiesiog, kadangi jo konstrukciniai tie prietaisai buvo tam tikros, kaip sakoma, konkrečios konstrukcijos, tai jis ir išskyrė tos, kaip sakoma, iš visos tos dažnių daugumos, kuo pasireiškia prana Žemėje, arba gyvybės energija, kitaip sakant, Žemėje. Jis išskyrė tam tikrą, su juo darė bandymus, naudojo ten žmonėm kažką, taigi reikia kažką pabandyti pataisyti, pamaitinti papildomai žmogų. Tai jis ją naudoja praktiškai, tiesiog išskyręs, galima sakyti, pakankamai atsitiktinai pasiėmęs tam tikrą dažnių diapazoną. O šiaip jinai yra labai didelė, begalinė praktiškai. Ir tiesiog mes nesam aktyvavę savo, sakykime, tų aukštųjų struktūrų. Išskyrus galbūt ten vienetus, kurie yra jau ten skaitomi, kaip žmonės sako, nušvytėliai, galbūt kurie prieinamos labai aukštos mūsų ten sąmonės struktūros, iš tikrųjų pasąmonės. Ir jom maitinti jau reikia žymiai aukštesnių ir dažnių. Galiu pasakyti taip, kad visa tai, ką mes matom dabar materializuota Žemėje, kiekvienas šitas objektas turi savo dažnių rinkinį. Ir jeigu to dažnių nebūtų ir objekto. Tai atitinkamai ir tos aukšto dažnio pranos reiškia, jog jos egzistuoja. Ir mes jų, sakykime, kažkaip, gal kitaip, kažkokiais kitais pojūčiais, ten trečiuoju, kaip sakoma, trečiąją akim ar ten penktąją ausim, galim išgirsti, pajausti. Ir
Ir šitie dažniai reiškia, jeigu jie egzistuoja, o jie yra, aš tiesiog teko juos patirti. Tai va, jie yra ir reiškia, yra ir nematomi tie pasauliai, mum nematomi su mūsų akim paprasčiausiai. Taip. Reiškia ir ta prana kažkur yra reikalinga ir va, tie mūsų nematomi pasauliai, va, kodėl vadinasi kitur netgi ta multivisata. Tai va, visi kiti tie pasauliai irgi gyvena iš kažkokios tai energijos. Tai va, tai tas aukštas dažnis, kurio mes nesuvokiam tų pasaulių. Pačią energiją dar galim pagauti, bet tų pasaulių jau nebematom, nesuvokiam. Jie, reiškia, gali matyti ir kiaurai per mus ten vaikščioti. Ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, energijos yra, reiškia, yra ir kažkas ten daro ir matyti kažkas gyvena ten. Va, galim daryti tokią prielaidą. Nes pačios energijos yra daug ir labai aukštų dažnių ir ją galima panaudoti ir žmonių sveikatinimui, kai kurių, ypač tų vadinamų aukštadažnių, kuriem, pavyzdžiui, yra žmonių, kuriems jau žalia, sakykime, žalia energija, ta, kurie išspinduliuoja, sakykime, iš širdies, tai vadinama energetinio centro, jau yra per žema, jau nebepakrauna, pakrauna kažkur tik iki 80%. Reikia aukštesnių dažnių, violetinio arba dar kažkokio. Arba aukšto dažnio pranos. Nu, va, tai prana irgi ne vienalytis dalykas. Čia kaip radio bangos. Kaip radio bangos. Savo diapazonus. Pradedant nuo pačių ilgiausių iki pačių trumpiausių, kurios jau net nebe šio pasaulio jau gyventojos, taip sakant. Nu va, tai mes įsiaiškinom, kas yra orgonas, kas yra prana. Ir dabar pakalbėjom dar apie visus harmonizatorius, kiek mes čia bandėm surasti internete, kiek mes pavyko surasti. Aišku, tie gamintojai, jie neskleidžia paslapčių, turiu omeny tos fabrikinius gaminius, kaip jie veikia. Nu, mes įsitikinom, kad vat, manęs asmeniškai neveikia, gal tam tikrą dalim tik tai. Nu, vat, viskas priklauso nuo žmogaus, nuo to, kaip jisai, kokie jo poreikiai yra, kaip jisai tą visą sistemą įvaldo. Arba jam reikia to, arba nereikia, jeigu žmogus žemam diapazone gyvena, tik tai pirmom čakrom, kaip čia mes kalbėjom, tai jam galbūt ir tikrai reikia ir padeda. Nu, čia kaip ir su ta reikia energija arba kvantinio prisilietimo energija, vieni nuo to tiesiog žaibiškai pasveiksta, kiti daryk nedarės vienodai. Nu, tai va, viskas nuo žmogaus, nuo individo priklauso. Nuo jo raidos, tiek dvasinės, tiek fizinės. Tai va, tai dabar grįžtam į auditoriją ir gal turite klausimų mūsų pranešėjai, apie tai mes kalbėjom, apie tai, ką mes kalbėjom ir ne tik, galbūt iš kitų ir iš ankstesnių temų bus klausimų, tai prašom užduoti klausimus. Sveiki. Sveiki. O čia taip praklausiau, dar pasteirauti, o apsisaugot nuo to spinduliavimo kompiuterio ar Wi-Fi'aus, tai kas silpniausiai veikia ir kas vis dėlto geresnį poveikį duota apsauga. Dar, sukonkretinti dar norėčiau. Nu, yra prigaminta įvairiausių, kiek aš jų mačiau, jie, kaip pasakyti, mato, daugelis gamintojų, jie skelbėsi, kad jie būtent sugeria bangas. Ir kaip mes pamatėm, kad tai yra visiškai neefektyvu ir gaunasi, toks, kaip sakoma, truputį, kaip sakoma, makaronų sriuba ant ausų. Vat, nes iš tikrųjų sugaudyti visas bangas praktiškai neįmanoma. Telefoną, jeigu tu bandysi trukdyti veikti, jis gali pasididinti savo galingumą iki 1000 kartų. Va, ką jis ir padaro, pavyzdžiui, kada mes skambinam iš, sakykime, blogo ryšio zonose, iš rūsio, ten, sakykime, lyjant miške kažkur tai. Va, tai ten labai jau kenksmingos sąlygos kalbėjimuisi. Nu ir ta prasme, kad parodo, kad plėvelė kažkiek ten tų bangų sugeria, ir tai dar ne 100%, tai
Nu, iš esmės, jokio efekto praktinių nesigauna. Nu, sakau, aš gaminu, pavyzdžiui, harmonizatorius, kurie yra visai kitų principų pagaminti, kurie iš tikrųjų realių laiku atstatinėja žmogaus pažeidimus, kurios jam daro poveikį, sakykim, kažkoks tai elektros arba elektronikos prietaisas. Tai va šitas būdas, aš skaitau, yra efektyvus. Va, tarp kitko mes galim ištyrinėti, gal yra kur nuotrauka, ir yra mano tie harmonizatoriai, pasižiūrėti, kiek kam padeda. Tai mes va taip tyrėm, kad, sakykime, yra įvairūs prietaisai ir jų, kaip sakoma, jie nevienodai pikti, kabutėse. Sakykime, knopkiniam telefonui, jeigu ten užtenka gal ir vieno, kas labai jautrus gali ir du užsidėti, tikrai blogiau nebus. Tai smart tam telefonui jau reikia 2, kaip minimum. Planšetui, kompiuteriai irgi reikia po 2. Televizoriui 1 užtenka. Aš atsimenu, tu man Edmundai prieš kokius 10 metų padovanojai tokią plokštelę. Taip, jinai gali būti jau, žinok, suėsta. Bet aš tada naudojau tą Nokia mygtukinį telefoną ir man puikiai, aš su virgulėm tikrinau, man viskas ten su ją buvo gerai. Tai galim ir dabar dar patikrinti, nes pas mane dar jo, žinokit, ir padidinau galingumą specialiai tam, kad susidorot su smartfonais. Ir pasirodo, kai kurios jų, sakykime, rūšis, aš ten nelabai norėčiau sakyti, bet, sakykime, tie, kur pagaminti tenai toli rytuose, tai va šitie labai pakankamai agresyvus ir yra man faktų pasakę, kad jos per metus laiko maždaug papjauna. Grinai iškepa, kaip mikrobanginiai medžiagai iškepa ir suardo atitinkamą įrašą. Tai patį telefoną suardo, kaip čia išeina? Ne, suardo, kadangi pas mane yra medžiaga. Grinai suardo pačią medžiagą, iš ko pagamintas šitą plokštelę. Pakeičia labai stipriai jo struktūrą. Ir jinai dėl tos, kaip sako, difuzijos, jinai suyra, per daug greit degraduoja, galima taip sakyti. Bet tai po metų pakeitus vėl viskas tvarkoja. O tarp kitko pas mane yra pirmieji dar pagaminti prieš 30 metų. Jie dabar dar gyvi, bet jie aišku, ne telefonė, ne prietaisė. Ir čia pats įrašas nekaltas, jinai grinai iškepa. Tarp kitko mes pasižiūrėjom, kad kaip tikrinamas tas saugumas telefonų, tai atsiminkit, ten laikomas prietaisas, matavimo prietaisas, skaitoma, kad tu kalbi 2,5 centimetro nuo ausies, nepriglaudęs. Ir neilgiau 6 minučių. Tada neviršijamas dozė. Taip, ir iš viso patartina kalbėtis įsijungus garsiakalbį arba ausinės. Taip, tada dozė bus mažesnė. Jo. Tai yra, sakau, aš tyrinėjau ir aklų būdų ir kitokiais, kam padeda. Dar yra viena jo įdomi savybė, sakykime, harmonizatoriaus. Kada, pavyzdžiui, vienas žmogus jį naudoja, sakykime, ant jo yra užklijuoti tie harmonizatoriai, kada kalba su konkrečiu kitu žmogum, jis irgi gauna apsaugą, nes jisai yra perduodama per elektromagnetinės bangas, tas poveikis. Kadangi, sakau, mano tas harmonizatorius dirba kaip, jis naudoja elektromagnetinės bangas, kad perduoti atstatymo programą tuo pačiu. Nežiūrint tai, kad jos kenkia, tai nors atstato dar, perduoda atstatymo signalą. Tai va toks principas. Dar yra įvairių įdomybių, kaip, sakykime, tos harmonizatorius galima panaudoti. Yra taip vadinamos gariajimo matricos, ten irgi yra harmonizatoriai. Mes apie jau gal dar nekalbėjom, ten yra viskas patalpinta programa į muzikinius įrašus. Jo, aš buvau radęs internete, tokių gana nemažai parduodama internetu, būtent Gariajevo principų pagaminti, pagal jo metodiką, tikrai yra. Aš irgi tą patį principą kaip pasakyti, idėja yra idėja, aš pasidariau savo būdą. Ir galiu taip pat padaryti tuos, bet aš gaminu kitaip. Ten pas jį padarytos tos matricos universalios, jis paėmė maždaug 50 žmonių vidutinės tas vibracijas ir įrašė. Ir jis taip skaito, kad čia plius minus jau daugam gali tikti, bet žinot, kai daugam tai gali nelabai ir kam.
Žodžiu, iš tikrųjų geriau yra rašyti žmogui asmeniškai, iš jo kažkokių duomenų, tai gaunasi žymiai efektyviau. Gali tikti ir jo vaikams, sakykime, netgi ir anūkam tada. Žymiai didesnė, kaip pasakyti, rezonansas stipresnis yra. Vat. Nes čia rezonansas yra iš tikrųjų su kamieninių ląstelių informacija, su DNR ryšys. Plus aš rašau pilną dažnių diapazoną, neprastinu, Gariajevas jis supaprastindavo, labai susiaurindavo, nes įrašydavo į MP3 dar suspaustą muzikinį įrašą. Žodžiu, labai, kaip sakoma, vieną iš tik tai žemesnių harmonikų panaudodavo. Nepilnas įrašas yra, kadangi aš rašau į harmonizatorių, ne į muzikinį įrašą. Dar sustiprinu tą dažnumą ir užtat galima efektyviai žmogui asmeniškai pasinaudoti. Dar vienas iš toks, kaip galima asmeniškai ten pasidaryti kažką grinai savo. Ne visiems. Toliau, kas ten dar yra? Tai ten yra kelios technologijos, kur galima atjauninti, arba bent jau jaunystę sulėtinti senėjimą, sakykime. Viena technologija, kur primenama jaunų ląstelių informacija žmogui konkrečiam įrašoma taip pat. Toliau gali būti, dar vienas mano buvo pasiūlymas, jūs galite įsirašyti, sakykime, jūs turite kokią susigalvoję savo mantrą, pavyzdžiui. Arba palinkėjimą kitiems žmonėms norit kažkokį labai gerą padaryti. Irgi galima įrašyti. Ir harmonizatorius, kaip matot, konstrukcija, jinai gali būti, aš ir turinės gaminu, ir gali būti ir plokštelė, gali būti ir plokščia konstrukcija. Galima ją paskui klijuoti knygą, galima galbūt apsaugojus gerai nuo vandens, ten ir prie indo kokio prisiklijuoti, tik tai aišku, dėl elektrinio indo, tai reiškia stiklas, plasmasė tinka, arba medis. Supratom ir su šito klausimu išsiaiškinom. Taip, mėly kolegos, kad dar norite paklausti, klauskite. Čate lyg tai vienas klausimas. Čia panašiai kaip live balansas. Kas yra live balansas? Aš nelabai kontekstą supratau klausimo. Taip, gal dar kas turit ko paklausti? Dar paklausti, dar vieną klausimą. O kaip čia struktūruotis, kažkiek gali keisti struktūrą daržovių, vaisių, daleiskim, jeigu yra tie pesticidai visokie, kažkaip kaip mes vandenį kraunam, kas čia galėtų kažkiek sumažinti tą žalą, ne žalą, kaip sakyti, tą kiekį toksiškumo, ar tie harmonizatoriai, ar mūsų minties galia, ar kažkas. Supratau klausimą, žodžiu, gausis vis tiek, darbas vis tiek truputį per aplinkui. Iš pradžių, kaip sakoma, mes ir ne šokoladą valgysim, o paskui tą bandysim jį pašalinti lauką atgal. Taip, yra būdas ir gana efektyvus, ir reikėtų žinoti, kokie herbicidai ten panaudoti. Ir yra viena iš mano valymosi, tarp kitko, technologijų, tai ne tik herbicidam tinka, o tinka, pavyzdžiui, ir sunaudotėm antibiotikam, pavyzdžiui, pavyzdžiui, prireikia žmogui neišėjo kitaip, suvartoja antibiotikų kursą. Tai paskui iš tikrųjų rekomenduoju labai išsivalyti nuo to antibiotiko, nes aš galiu sakykime, kas bus, jeigu mes dabar bandysim homeopatiniu būdu įrašinėti, kad ir kokį nors ten peniciliną, ampiciliną ar dar kokį nors. Tai gausit iš tikrųjų, negausit jūs antibiotiko. Jūs gausit biotiką, tai reiškia suderinama su gyvybė. Jūs gausit priešnuodį prieš antibiotikus, kaip išsivalyti nuo jo likučių. Gaunat preparatą, kuris gali būti naudojamas ir kaip pakrautas vanduo, galima laikyti rankoje tą, tipo harmonizatorių, kuris iš tikrųjų valys juos nuo visų šitų antibiotikų ar pesticidų, jeigu jūs žinot, kokie ten panaudoti likučių. Tai bus kaip valymo tokia priemonė. Žodžiu, išvalyti jūsų organizmą, nes, pavyzdžiui, kas naudojo kadaise peniciliną, tą benzilpenicilinas ten buvo,
Tai žinokit, jisai lieka organizme, gali stovėti ir iki 50 metų, netgi iki ką visą gyvenimą. Jo, mes ir tetratiklinus vartojam, ir bicilinus. Tai vat jie, žinokit, pakankamai jie slopina mūsų organizmą, nes jų kažkokios tai dalis lieka. Jos būna, gal jie akmenėja, gal, tarp kitko, mūsų kaulai auga, gali būti, jis lieka įcementuotas amžiams į kaulus, kaip informacija netgi. Tai čia ir sunkieji metalai tada tinka. Daug kas yra ir tarp kitko nuo jų visų galima padaryti priešnuodį, to prasme, kad organizmas pradės valytis, jos mest laukan. Ir vien nuo šito išvalymo pasirodo pas kai kurios žmonės labai pagerėja jų fizinė būklė. Ypač kas daug vartojas vaistų. Gal tiem teko, sirguliavo vaikystėje, pavyzdžiui, jam daug buvo sušerta antibiotikų. O paskui būna, kad jisai serga ir vėl būna jam kiša antibiotikus, dabar žiūriu kai kurios vaikus taip. Tai jie taip pavaikšto mėnesį, paskui vėl suserga ir taip po kokius 4 kartus serga, gana ilgai ir suvartoja kokius 4 antibiotikų kursus per metus. Ir dar didina dozes, jeigu nepadeda. Todėl, kad jau būna ir pripratimai atsiranda ir viskas, o priedo dar visokie įbų, kurių nesakysiu. Ir šitie irgi ten ir inkstus nusodina ir ką tik, ir sakau, yra kai kurios medžiagos, tarp kitko, pesticidai, herbicidai, žinot, kur pas jūs kaupėsi? Riebaliniam audiny. Ir jeigu pas žmogų, pavyzdžiui, nesikeičia svoris, tai jie gali ten pakankamai ilgai kauptis ir nevyksta jų apykaita, kaip tik jie ten kaupėsi, nusėda ilgam. Ir kiek aš žinau, berods Prancūzija, man atrodo, prailgino tą vadinamą pakartotiną kapavietės naudojimo laiką, nes, sako, atkasa žmonės ir randa mumijas. Negerai konservantų ir herbicidų prisivalgę. Nedegraduoja kūnai, nes... Nebedegraduoja kūnai, mumifikuojasi. Taip yra. Tai va tokios tokelės. Yra, sakau, galima, aš esu bandęs, žodžiu, valytis nuo tų penicilinų, kaip taisyklė, būna, palaisvina vidurius, kaip vienas iš požymių, nes pradeda valytis organizmas. Va. Taip, su šito irgi įsiaiškinam klausimų, tai dabar dar būkite aktyvūs, klauskite. Aš turiu klausimų. Prašau, Medardai. Taip, ar teko, Edmundai, gal jums girdėti apie tokį dalyką, aš tik neseniai sužinojau, OVP meter. Kaip? OVP meter. Ten kažkaip tai, jeigu aš gerai atsimenu... Čia iš rusų kalbos. Jo, окислительно-восстановительный потенциал. Ten kur matuoja vandenį, po to deda į maistą ir kai ten rodo, tarkim, -100, +200 ir taip toliau. Ant kiek čia šitas dalykas yra patikimas, kokiu iš čia principų veikia ir taip toliau. Jis tai oksidacinį redukcinį iš tikrųjų potencialą ten matuoja. Yra, kaip sakoma, iš tos pačios rytų šalies ten vežami prietaisai ir įdedi į vandenį ir matosi. Ta prasme, šitas potencialas, jisai rodo, kokių jonų yra, nes visada yra tam tikras kiekis laisvų jonų, kaip ir ore, pavyzdžiui, žinot, yra neigiami aerojonai ir teigiami aerojonai. Kodėl sakoma, sudegina orą, taip vadinama, kabutėse. Ten nieko nesudegina, ten iš tikrųjų sunaikina neigiamus aerojonus. O jie yra mums gyvybiškai svarbus. Tarp kitko, jeigu mes kvėpuojam ilgą laiką orų, kuriame nėra neigiamų aerojonų, jis mums visų pirma atrodo, kaip liaudis sako, tvankus. Iš karto tvankus, nors jis gali būti vėdinamas labai, kaip sako, greit perdavimas, jo tiesiog keičiamas oras. Aš su tokio oro esu susidūręs, tarp kitko, kada buvau Nuklono savo laikų gamykloje, ten visur metalinės tos ventiliuojamos, patalpos, bet atsiranda labai greitai didelis nuovargis.
nes jaučiau, kad trūksta būtent tų aerojonų ir mes, kada išeinam į gryną orą, tai pirmiausia, mums tas savoka, kad grynas oras, tai pirmiausia, tai yra nebūtinai grynas, jis tiesiog prisotintas aerojonų neigiamų. Tai yra darytas, tarp kitko, bandymas su pelėmis, nes ten irgi pučia orą tiesiog ištisai per jas. Ten oras visą laiką, galima sakyti, grynas, ta prasme, deguonės prasme. Bet visiškai panaikinti neigiamą aerojoną. Ir ten jos, nežinau, už keliasdešimt minučių pradėjo dūsti. Iš karto. Va. Ir kai jas išnešė, aišku, į normalų orą, kuriame yra, jos atsigavo, jam nedavė visai. Kaip sako, nemirtinai. Bet pradėjo dūsti. Žmogus irgi pradėtų dūsti po kelių valandų tokiam ore, kur visiškai nėra aerojonų neigiamų. Tai lygiai tas pats ir su vandeniu. Žodžiu, jeigu yra vien tik tais irgi tie su pliusu jonai viršyje, reiškia, tas vanduo yra iš tikrųjų negyvas tuo pačiu. Bet jis yra negyvas ir jis mums gaunasi kaip ir kenksmingas, nes žmogus, jis aišku nemirs galbūt, bet manau, kad prastai pasijaus tokio vandens atsigėręs, plius jam reikės daug energijos, nes jis pats turės tą vandenį perdirbti, jis turės jį perkrauti į teigiamą. Ta prasme, iš to teigiamo į neigiamas, tos jonus sukurti, ionizuoti, kitaip sakant, vandenį, mūsų kraujo, pavyzdžiui, yra neigiamas tas jonas, ta prasme. Toliau gyvų sulčių turėtų būti neigiamas, arba vanduo išskirtas iš gyvų sulčių, tas tirpsmo vanduo, kalnų vanduo. Ten, manau, kad jeigu kai mes palaikom ant kvarco kristalų arba titnago kristalų, irgi vanduo pasidaro, persikrauna, nes ten vėlgi vyksta ta dielektrikų, kaip sakant, sąveika. O šiaip vanduo, pavyzdžiui, virintas, tai jo bus labai didelis pliusas. Žino tikriausiai, kad virintas vanduo dėl to ir pasisavinas labai prastai. Kur 45%. O tirpsmo vanduo yra virš 90 pasisavinimas. Arba gyvas tas vanduo iš sulčių, ten, pavyzdžiui, giros vanduo. Gyva gira, aišku. Ne tie vadinami gazuoti gėrimai, kurie yra dar pasterizuoti. Ten nebegyvas vanduo. Ačiū. Tai kaip, taip ir sakant, jeigu, pavyzdžiui, tą OVP aparatą įsigijus, tai kaip ir galima būtų su juo matuoti, ne? Ten vandenį, maistą ten ir taip toliau pagal savo pasirinkimą. Aš manau, kad ten maistas gali iškraipyti, jeigu ten rūgščių, pavyzdžiui, druskos yra, gali iškraipyti. Aš manau, kad gryną vandenį tai galima matuoti, ten, kiek aš žinau, pritaikyti tai yra gryną vandenį. Aha, nes aš girdėjau tokį dalyką, aš ten vieną buvau tokį blogerį radęs ir jis ten eksperimentavo, jis kaip ir maisto tam tikras rūšis matavo. Tai va, ten kaip pavyzdys užpylė avižas, ten kažkiek palaikė, įkišo tą daiktą ir jo. Iš tikrųjų, aš manau, kad visi parauginti ten grūdai, jie visi duotų pliusą. Kaip aš sakiau, gyva gira jau duos, nesvarbu, iš ko jūs darysit, netgi ne taip svarbu. Bet koks gyvas, kodėl, sakiau, mes kalbėjom apie, kodėl rauginti produktai sveiki yra. Todėl, kad ten esantis tas vadinamasis vanduo ir yra su minusas, kitaip sakant, gyvų pavidalu. O ne marinuotam kažkokiam, tai ar ten vyrintam kompote žvekuotam. Ir kalbant apie vandenį, dar toks klausimas iškyla. Gal teko būti Latvijai Pokainiuose. Ten yra 2 ežerėliai, ten tokia keista vieta, ten iki krikščioniško tikėjimo baltų ten šventovė. Ir ten 2 ežerėliai yra. Vienas ežerėlis, jokia gyvybė nėra, net varlės, nei driežo, nieko ten, absoliučiai nieko. Ir iš ten žmonės semėsi vandenį gydymo tikslais. O kitas ežerėlis yra, ten viskas su juo gerai, ten ir varlės, ir žuvis, ir kas tik tai nori. Tai tas pats panašiai yra ir Tibete, prie Kailašo ežero, prie Kailašo kalno. Vienas ežerėlis yra, ten ežerėlis, ten vos ne jūra didumo, yra visiškai negyvos dvasios, o kitas visai šalia už kelių metrų ten visko yra, ten pilnas gyvybės. Kas čia per fenomenas, kodėl taip yra?
Nu, gali būti iš tikrųjų, kad yra tam tikra geopatogeninė zona tam susidariusi ir ten iš tikrųjų gyvybei mažai patinka gyventi tiesiog. Antras dalykas gali būti labai paprastas geologinis reiškinys, kad ten yra tiesiog vandenys sieros vandenilio. Tarp kitko, negyvosios jūros vanduo irgi turi sieros vandenilio, ypač tas dumblas. Užtat sakė, kad dabar tie produktai, kurie parduodami su negyvosios jūros, ten, sakykime, kur tu prie pačios jūros, ten nueini, man teko ten tarp kitko pabūti, ir su tuo dumblu, ką įsitepė, tai ten efektas yra sieros vandenilis, skiriasi, kadangi ten yra prisotintas druska vanduo ir ten, sako, gal ir išgyvena porą bakterijų rūšių, bet ir tai sunkiai. O šiaip yra švarus vanduo, tik tai su jo, jeigu jį taip pat paturėt rankose, tai jis atrodo kaip aliejus. Taigi tai yra sotus druskos tirpalas ir jame paskęsti neįmanoma, bet jau reikia saugot veidą nuo jo. Kam teks maudytis, tai iš karto po to lendi po dušu. Vat. Tai yra toksai efektas. Gali būti, kad ten iš tikrųjų skiriasi, gali būti jis gilus ir jeigu yra gilus, nepatenka, tie ežerėlės nepatenka, sakykime, deguonis į dugninius tos, kaip sakoma, ir iš ten skiriasi sieros vandenilis, žodžiu, ir tada atitinkamai gyvybė ten neišgyvena. Ir kas ten dar? Arba, ten kalnuose gali būti ir vulkaninės kilmės tas sieros vandenilis dar. Ten, sakykime, įtrūkimas koks tai yra. Tai tokios prielaidos. Šiaip, aišku, reikėtų gyvai ten ištirti, galima būtų tiksliau nustatyti. Į Latviją galim nuvažiuoti, patyrinėti. Ten žmonės tyrinėja, aišku, yra kažkur aprašyta tie dalykai, bet galim nuvažiuoti patikrinti. Jeigu kas norit pamatyti savo akim tą anomalinę vietą, tai reikia važiuoti nuo Akmenės per Aucę link Duobelės ir po to ten keliolika kilometrų tas yra ten rezervatas, ten draustinis ir ten toks kaip ir parkas padarytas, kur žmonės važiuoja, tiesiog atlieka ritualus, apeigas iš Lietuvos, Latvijos, ten skaitosi kaip tokia šventa vieta, panašiai kaip mūsų Lopaičiai kažkaip. Tai va, išsiaiškinom dėl to ir dabar dar laukiu vieno kito klausimo ir turbūt eisim prie pabaigos. Taip, nebebandau daugiau klausimų, tai tą progą noriu padėkoti mūsų pranešėjui Edmundui ir jums, kurie dalyvavo gyvai, taip pat noriu padėkoti visiems, kurie žiūri šitą įrašą internetu ir paspausti patiktukus, prenumeruoti, įsikelti video nuorodas pas save į socialinius tinklus ir šitaip platinti mūsų informaciją, jeigu jum jinai patinka. Tai ačiū dar kartą, iki kito karto ir kitų sutikimų pirmadienio klube. Viso geriausio. Viso.